Mąsčiau apie tai, kaip aš buvau miške ir bandžiau susikurti laužą. Tada sugalvojau, kad man visiškai nereikia laužo, užteks tik tai deglo. Todėl šiandien aš jums parodysiu, kaip susikurti deglą. Arba bent jau jį pasidaryti. Va, tai pirmas dalykas, ką jums reiks susirasti, yra šaką. Kad šaka būtų tvirta, stora. Šitą mėgtis. O dabar jau reikės taško. O, žiūrėkit. Ką aš radau? Taip, tai buvo auksinės degtinės arba auksinės vodkos butelys. Tai gerai. Tai gerai, tai pradėsim ieškot. Kažką gero radau. Truputį palaužyt. Tai bus gerai. Gerai. Na tai va, susiradau gražią šaką. Tai, na, toks. Tai daugiau ko jums mano manimu reikės, tai yra kažkiek popieriaus, spirito ir su kuo uždegt. Tai pradėsime. Gerai, Danica, padėsi? Tu laikysi, aš vyniausiu, na? Danielius, mano mažasis padėjėjas. Tai pirmą reikia užvynioti popierio. Ar ką jūs tam turit? Na tai va. Kuo stariau. Ir turėtų tik. Tada užpilkit spiritą. Ne, nesvarbu. Pasiimkit tada kuo tą spiritą, kad turėtumėt, kas labiau sutinka su ugdimi. O tai mes čia deginsim? Jo. Ką kita pamanys? Nesvarbu. Užpilkit. Na, va, man tik. Nevalyk. Gerai. Tai kad čia užsislėpti. Nesvarbu. Ir uždek. Tad Laikyk. kažkaip žiauriai. Laikyk. Padek, bet žiaurus. Prie pavėsio, prie pavėsio. Laikyk, tai reikia. Kurmis. Na va. Ir čia turime labai gerą deglą, kurio ugnies vis tiek nesimato. Nu, ta va. Jis labai tinka visokiais. Pradėjau gesinti savo paties sukurtą deglą, o Nojus su Danieliu pradėjo spygauti kaip mažos mergaitės. Jeigu ką, laikykit, subscribinkit ir įkelsiu daugiau visokių tokių video. Nu, visą.